Taigi, šiandienos mokymai yra sėkmės planas ir tai yra būtent sistema, kaip pasiekti finansinę laisvę ir sėkmę versle per 13 mėnesių. Tai yra labai paprasta, elegantiška sistema, kuria tikrai nesunku pačiam sekti ar mokinti kitus žmonės, bet naudojantis būtent šią sistemą tikrai galima pasiekti labai aukštų rezultatų versle, būtent per ateinančius 13 mėnesių. Tai reiškia, ne kažkoks stebuklingas raktas, ne kažkas, kur per savaitę tapsite milijonieriais, bet atkakliai dirbant per metus laiko galima tikrai pasiekti labai neblogų rezultatų. Ir šita sistema vadinasi 300+1. Ką tai reiškia? Tai yra daroma 300 taškų asmeninių, plus pakviečiamas vienas žmogus per mėnesį ir jį išmokinam, kaip daryti tą patį. Ir toliau tęsiasi ta sistema, parodysiu būtent, kaip visai tai vyksta. Taigi, 300+1 formulė tai yra patikrinta sistema, kuri garantuoja 100% sėkmę, jei ją vykdome nuosekliai, jeigu sekame būtent žingsnis po žingsnio ir viską darome, kaip turime daryti. Taigi, pavyzdžiui, 30 000 taškų, 21% lygis, yra tiesiog 100 žmonių darančių po 300 taškų. Tai reiškia, vienam 30 000 taškų padaryti būtų beveik neįmanoma, labai sudėtinga. Bet 100 žmonių padarius po 300 taškų, tas pats rezultatas gaunamas. Taigi viskas visų pirma prasideda nuo jūsų 300 taškų būtent kiekvieną mėnesį. Reiškia, patys turime visų pirma įsipareigoti daryti tai, kad kiti žmonės darytų tą patį. Nes jeigu jūs kaip lyderis nedarysite to, tai kaip jūs galite tikėtis, kad žmonės, kuriuos jūs pakviesite į verslą, tai darys. Reiškia, mes kaip lyderis rodom tiem žmonėm pavyzdį ir jie tada darys tą patį. Taigi, pirmas mėnuo, jūs darote 300 taškų. Taigi, kaip galima padaryti tuos taškus? Būtent tuos taškus mes galime visų pirma gauti, naudodami produkciją savo ir savo šeimos poreikiams. Tai ar kvepalai, dušo želė, šampūnas, skutimosi putos, dezodorantai, makiažai, namų valymo skalbimo priemonės, kava, arbata, maisto papildai, vitaminai, veido ir plaukų aliejus, įdegio priemonės ir dar daugiau prekių. Reiškia, pas mus FM kompanija yra virš 700 prekių ir visas šitas prekes mes galime įsigyti iš savo verslo. Vietoj to, kad pirktume tokias pačias prekes iš parduotuvės, dabar mes perkame iš savo verslo, bet tuo pačiu gauname taškus. Už kiekvieną produktą, kurį įsigijame savo, mes vis tiek gauname taškus. Taigi 300 taškų yra mažiau negu 80 eurų išleistų pinigų. Tai reiškia, pagalvokit, kiek jūs pinigų per mėnesį išleidžiate, kaip visa šeima, sakykime, visom šitom prekiam, pirkdami jas iš parduotuvų ir panašiai. Ir vietoj to, kad išleistumėte tos pinigus Maximo, Rimi, ar Ikea ar kažkokio kito parduotuvai, dabar įsigykite iš savo verslo. Tokiu būdu jūs gaunate tos taškus. Net jei nemanote, kad galėtumėte sunaudoti tiek produktų patys kiekvieną mėnesį, jūs tikrai išleisite pinigų dar priedo gimtadienio dovanoms, kitom progom, ten per kalėdas ir panašiai, vešite lauktuvės, ten tėveliam, seneliam, draugam, panašiai. Vėlgi, visus tos dalykus galite vietoj to, kad pirkti iš parduotuvės, galite nupirkti dovaną savo draugam, pažįstamam šeimos nariam iš savo verslo. Ir vėlgi, tokiu būdu jūs gaunate nuo to taškų. Na ir galiausiai, aišku, jeigu turite pažįstamų, taip jau, kas norėtų įsigyti produktų, vėlgi kiekvienas klientas įsigės iš jūsų produktų, jūs tam klientui duodate tą produktą, bet taip pat gaunate taškus iš kompanijos už tą produktą. Tokiu būdu pradedame kaupti tos taškus. Taigi pažiūrėkime, kas būtų, jeigu pasidalintumėte šiuo planu su kitais žmonėm, kurie taip pat norėtų uždirbti papildomai ir yra pasiruošę jūs kopijuoti. Būtent. Jei visi jūsų komandoje pakviečia bent po vieną naują komandos narį kiekvieną mėnesį ir išmokina jį, kaip padaryti tą patį, ši sistema tada veikia. Taigi, kaip tai atrodo? Pirmą mėnesį jūs padarote 300 asmeninių taškų ir pakviečiate vieną žmogų, kurį išmokinate, kaip padaryti tą patį. Ir tas žmogus taip pat padaro 300 asmeninių taškų. Taigi, jūsų komandiniai taškai dabar yra 600. Dėl ko? Dėl to, kad jūs padarėte 300, plus jūs gaunate kopiją savo komandos nario 300. Reiškia, bendroji sumo, jūs gaunate 600 taškų, kas reiškia, kad pasiekėt pirmą laiptelį būtent mūsų karjeros progresijoje, 3% lygį ir gaunate komisinius 2,25 €. Gerai, čia nėra labai didžiuliai pinigai, bet visi kažkur turime pradėti. Tai yra pradžia jūsų darbo. Antras mėnuo, jūs pakviečiate antrą žmogų, reiškia, po vieną žmogų kiekvieną mėnesį kviečiate ir jūsų pirmas žmogus pakviečia jau dabar savo pirmą žmogų. Taip, tai sistema veikia, kad visi daro 300 asmeninių taškų ir visi pakviečia po vieną žmogų per mėnesį. Taigi prieš tai buvo pirmą mėnesį 2 žmonės, dabar jau 4 žmonės. Reiškia, iš viso 1200 grupinių taškų, nes visi po 300 taškų padaro. Reiškia, jūs dabar pasiekėte sekantį laiptelį 6% lygį.
Ir 6% lygį jūs gaunate komisinius 11,25 €. Šiek tiek daugiau negu pirmą mėnesį, bet dar nelabai daug, bet pradedame kilti laipteliais į viršų. Trečias mėnuo, jūs pakviečiate trečią žmogų, visi jūsų komandoje pakviečia po vieną žmogų, dabar jau iš viso yra 8 žmonės jūsų komandoje ir 2400 grupinių taškų. Jūs vis dar 6% lygyje, bet jūsų komanda auga. Taip? Ketvirtas mėnuo, jūs pakviečiate ketvirtą žmogų, visi pakviečia po vieną, jūsų komandoje dabar 16 žmonių ir iš viso 4800 grupinių taškų, nes visi daro po 300 taškų. Jūs dabar pasiekite jau sekantį lygį, 9% lygį ir čia gaunate komisinius 47,25 €. Jau kyla komisiniai į viršų, taip? Tvarko. Penktas mėnuo, jūs pakviečiate 5 žmogų asmeniškai, visi jūsų komandoje pakviečia po vieną žmogų, iš viso dabar jau yra 32 žmonės jūsų komandoje ir 9600 grupinių taškų. Kas reiškia, 5 mėnesį jūs pasiekite 12% lygį, sekantis laiptelis, ir jūsų komisiniai yra 119 €. Šeštas mėnuo, jūs pakviečiate 6 žmogų, visi jūsų komandoje pakviečia po vieną žmogų, iš viso dabar yra 64 žmonės jūsų komandoje ir 19 200 grupinių taškų. Reiškia, 6 mėnesį jūs pasiekėt 15% lygį ir gaunate komisinius 263 €. Na ir 7 mėnesį jūs pakviečiate 7 žmogų, visi pakviečia po vieną, jūsų komandoje 128 žmonės dabar, 38 400 grupinių taškų ir reiškia, jūs pasiekite 21% lygį ir šiame lygyje jūs gaunate komisinius 839 €. Kaip? Visai neblogai. Pradėjus nuo nulio, per 7 mėnesius jūs pasiekite 840 € pasyvių pajamų. Šitos pajamos yra ne nuo asmeninių pardavimų. Čia yra už visą jūsų komandą. Reiškia, sakykime, sekantį mėnesį, jeigu jūs ir nieko neparduodate, tik sunaudojate savo produktų ir visa komanda daro tą patį, jūs vėl gaunate tos 800 €. Reiškia, jums nereikia kiekvieną mėnesį eiti pardavinėti ar panašiai. Tai yra pasyvios pajamos, tai jūs jas gaunate už komandą, taip? Ir vėlgi, jeigu toliau didinate tą komandą, pamatysite, kas bus. Bet taip per 7 mėnesius, taip? Bet kas atsitinka? Daug žmonių paprasčiausiai jie nori uždirbti per savaitę tokius pinigus, jie nori iš karto tokių pinigų. Ir čia, kaip ir visose kitose veiklose, šiek tiek užtrunka laiko. Turime šiek tiek investuoti laiko ir pastangų, kad pradėtų augti mūsų ta komanda. Tvarkoj. Taigi per 7 mėnesius jūs pasiekite komisinius 839 € per mėnesį ir plus netrukus gausite jau automobilį iš kompanijos Kia Rio, pavyzdžiui. Tvarkoj. 7 mėnuo. Jūs pakviečiate vėlgi 7 žmogų, visi pakviečia po vieną, jūsų pirmas pakviestas žmogus dabar jau pasiekė taip pat 21% lygį, kadangi jisai atsilikinėjo tik tai vienu žingsneliu nuo jūsų ir dabar jūs jau pasiekite perlinės orchidėjos lygį. Ir kaip perlinė orchidėja jūs uždirbate 1349 € ir netrukus gausite automobilį už perlinės orchidėjos lygį, pavyzdžiui, Kia Sportage. 9 mėnuo. Jūs vis dar perlinė orchidėja, jūs pakviečiate 9 žmogų, visi pakviečia po vieną, iš visų jūsų komandoje dabar 512 žmonių ir 153 000 grupinių taškų. Jūsų antras žmogus pasiekė 21% lygį, jūsų pirmas žmogus pasiekė perlinę orchidėją dabar ir jūsų komisiniai šitame su tokia struktūra yra 1548 € į mėnesį. 10 mėnuo. Trečias žmogus jūsų komandoje pasiekė 21% lygį. Tai reiškia, 10 mėnuo jūs vėlgi pakviečiate 10 žmogų, visi pakviečia po vieną, jūsų komanda toliau auga. Ir būtent čia, kadangi trečias žmogus jūsų komandoje pasiekė 21% lygį arba aukštesnį, kaip mato, čia turit perlinę ir 21%. Reiškia, jūs dabar pasiekite purpurinės orchidėjos lygį. Ir purpurinė orchidėja su tokia struktūra jūs uždirbate 2745 € pasyvių pajamų į mėnesį. Plus kvalifikuojate dabar automobiliui už purpurinę orchidėją, pavyzdžiui, A klasės Mercedesas. 11 mėnuo, jūs pakviečiate 11 savo žmogų, visi pakviečia po vieną, dabar iš viso jūsų komandai yra 2048 žmonės ir virš 600 000 taškų. Jūsų ketvirtas žmogus pasiekė 21% lygį ir 3 žmonės jūsų struktūroje pasiekė perlinę orchidėją arba aukštesnę. Kas reiškia, jūs dabar kvalifikuojate kaip auksinę orchidėją. Ir už auksinę orchidėją su tokia struktūra jūs uždirbate 5300 € komisinius už mėnesį ir kvalifikuojate auksinės orchidėjos automobilių, pavyzdžiui, A klasės Mercedesas. 12 mėnuo,
jūs pakviečiate 12 žmogų į komandą, visi pakviečia po vieną, jūsų komandoje dabar yra 4096 žmonės ir virš milijono taškų. Jūsų 5 žmogus pasiekia 21% lygį ir dar daugiau žmonių gauna automobilius jūsų komandoje ir panašiai. Jūs vis dar auksinė orchidėja, bet jūs jau pakeliui į deimantinę orchidėją. Ir jūsų komisinių su tokia struktūra būtų 6400 eurų. Na ir galiausiai 13 mėnuo jūs tai padarėte. Jūs būtent 5 žmonės jūsų komandoje pasiekė perlinės orchidėjos lygį arba aukštesnį, kas reiškia, kad jūs dabar tapote deimantinė orchidėja. Šiuo atveju jūsų komandoje būtų virš 8000 žmonių ir virš 2 milijonų taškų. Ir su tokia struktūra jūs kaip deimantinė orchidėja uždirbate 19 600 eurų per mėnesį. Taip, ir kvalifikuojate deimantinės orchidėjos automobilį, kaip pavyzdžiui Porsche mašina. Taip, ką tai reiškia? Esmė tame, kad šitas planas yra ne praturtėk per naktį ir panašiai. Tai užtrunka laiko, užtrunka pastangų ir įdėto darbo, bet su tokiu planu, su tokia sistema jūs tikrai galite pasiekti aukštus rezultatus. Ši sistema tai ne loterija, tai faktas. Būtent su šia sistema jūs galite pasiekti deimantinės orchidėjos lygį ir finansinę nepriklausomybę per 13 mėnesių. Būtent laiko tarpas, per kurį jūs pasieksite šios rezultatus, priklausys tik nuo to, kaip greitai jūs patys pradėsite daryti tos 300 taškų kiekvieną mėnesį ir kaip nuosekliai mokinsite kiekvieną komandos narį, kuris prisijungs prie jūsų komandos šios sistemos. Nes vėlgi, jeigu jūs registruojate naujus žmonės, bet jiems neparodysite šios sistemos, tai jie apie ją nežinos. Ir jie nežinos, kodėl dabar aš turėčiau daryti tos 300 taškų kiekvieną mėnesį ir kviesti po vieną žmogų ir juos mokinti tą patį. Reiškia, kiekvienas naujas narys jūsų komandoje, jūs turite jam parodyti šį video ir paaiškinti, kodėl jam verta būtų daryti tą patį. Tokiu būdu tada visi kopijuoja tą sistemą ir visi daro tą patį. Ir būtent čia, kaip ir matote, kas atsitinka per 13 mėnesių. Kai pažiūrim, per pirmus 6 mėnesius netrodo labai daug. Pirmas mėnuo 2 žmonės, antras mėnuo 4, trečias mėnuo 8, šeštas mėnuo tik tai 64 žmonės. Ir čia daug žmonių būtent praranda ūpą. Jie praranda entuziazmą, nes sako, žiūrėk, pusę metų dirbu ir tik tai 60 žmonių mano komandoje, dar nėra tokie dideli pinigai, čia neveikia. Ir meta jie tada verslą, jie meta tą veiklą. Ir iš tikrųjų neįvertina to, kad jeigu jie būtų toliau dirbę, pažiūrėkit, kas atsitinka per ateinančius 6-7 mėnesius. 12 mėnuo, jau vietoj 64 žmonių mes dabar turim 4000 žmonių ir 13 mėnuo 8000 žmonių komandoje. Ką tai reiškia? Vėlgi, tai šis verslas reikalauja nuoseklumo. Šis verslas tai ne sprintas, tai yra maratonas. Reikia įdėti laiko ir pastangų ir būtent nenuleisti rankų. Toliau nuosekliai dirbti mėno iš mėnesio. Bet aišku, šis pavyzdys yra tik tai darant 300 taškų ir tik tai pakviečiant vieną žmogų į komandą. Bet jūs galite sukčiauti. Ką aš turiu omeny? Jūs galite pakviesti daugiau negu vieną žmogų per mėnesį ir išmokinti šios sistemos. Įsivaizduokit, kas atsitiktų, jeigu jūs vietoj vieno žmogus per mėnesį pakviestumėt 2 žmonės. O jeigu pakviestumėt 3 žmonės kiekvieną mėnesį, o jeigu 5 ir išmokintumėt juos daryti tą patį, tuos rezultatus jūs galėtumėt pasiekti kur kas greičiau. Kas jeigu darytumėt ne 300 asmeninių taškų, o 500, 700, gal 1000 asmeninių taškų kiekvieną mėnesį. Vėlgi, tokiu būdu tas rezultatas gali būti greitesnis ir kur kas didesnis. Būtent tai priklauso tik nuo jūsų, bet net jeigu jūs seksite va šitą paprastą programą, 300 taškų, kas yra labai padaroma per mėnesį, plus tik vieną žmogų per visą mėnesį, reiškia, jūs turite 30-31 dieną rasti tik vieną žmogų, kuris prisijungtų prie jūsų komandos. Reiškia, per visą mėnesį tik vieną žmogų surasti, kuris būtent norėtų to pačio kaip jūs, geresnio gyvenimo, papildomų pajamų, kažko siekti gyvenime ir panašiai. Ir jam parodytumėt šitą pačią sistemą ir parodytumėt, kaip daryti tą patį, jūs galite pasiekti tokius aukštus rezultatus. Taigi, šiuo laiku kitais metais jūs jau galite būti pasiekę arba galite būti labai netoli deimantinės orchidėjos lygio ir šitų pajamų. Kaip ir matėte, pajamos yra tikrai didelės. Palyginus su tuo, ką mes uždirbame paprastuose darbuose, samdomuose, čia pajamos yra tikrai kur kas didesnės ir galimybės yra tikrai kur kas didesnės. Taigi, mano būtent palinkėjimas jums, kad jūs pasiektumėte deimantą. Bet žmonės klausia tada, tai kur man dabar rasti tos klientus ir tos komandos narius? Na, dauguma žmonių pradeda nuo draugų, šeimos narių ir panašiai. Dėl to, kad šitie žmonės jau jūs pažįsta, jūs jau jiems patinkate ir jie jumis pasitikė. Tada, aišku, turime bendradarbius, žmonės, su kuriais kartu sportuojame,
žmonės, su kuriais galbūt kartu einame į bažnyčią ar į pamaldas panašiai, žmonės, kuriuos pažįstame iš vaikų mokyklos, kiti tėvai, kitos mamos, kiti tėčiai, žmonės, kuriuos susitinkame parduotuvėse, kaimynai mūsų, kirpyklos, grožio salonai, kuriuose lankomės, jie jau yra grožio industrijoje ir mes turim labai daug produktų būtent skirtų grožio industrijai. Bendruomenės renginiai, kurie vyksta jūsų būtent vietiniai bendruomeniai. Ofisai ar kokie bizniai, būtent juos galime apsilankyti, pasiūlyti savo produktus ar galbūt net rasti potencialių verslo partnerių. Ligoninės, mugės, turgus, ekspozicijos visokios, vėlgi tenai galime savo produktus pristatyti arba ieškoti potencialių klientų, verslo partnerių panašiai. Mamų klubai, verslo pietus, būtent visokios organizacijos, kurios organizuoja kokius nors susitikimus verslininkams, versliems žmonėms, vėlgi galime tenai eiti, ieškoti kontaktų, susipažinti su žmonėmis, dalinti savo produktais panašiai. Barai, restoranai, dažnai žmonės, kurie dirba baruose, restoranuose, jų uždarbis nėra pats didžiausias ir jie dažnai ieško papildomų pajamų ir jie turi daug pažįstamų. Atostogos, vėlgi, jeigu keliaujate kažkur atostogauti arba kitus žmonės susitinkate, kurie atostogauja, vėlgi galite su jais pasidalinti verslo idėją ir panašiai. Paštininkas, ar kas be pasibelstų jūsų duris. Jeigu kažkas pasibeldė į jūsų duris, tas žmogus neturėtų nueiti, negavęs ar mėginuko, ar katalogo, ar kokios brošiūros, ar jūsų biznio kortelės, būtent su idėja ir galbūt galėtų jums vėliau paskambinti, susisiekti su jumis apie verslą. Na ir aišku, socialiniai tinklai. Facebookas, Twitteris, Instagramas, LinkedInas ir panašiai. Visais socialiniais tinklais, kuriais naudojatės, vėlgi tenai galite rasti potencialius klientus ir potencialius verslo partnerius. Jums tai reikia pasidalinti nuotraukomis, video, informaciją apie savo produkciją, apie savo verslo galimybės ir tikrai žmonės su jumis susisieks, klaus, domėsis ir panašiai, nes daug žmonių ieško papildomų pajamų, daug žmonių ieško geros kokybės produktų už žemą kainą, ką mes būtent ir galime jiems pasiūlyti. Taigi, linkiu jums sėkmės. Tikiuosi, kad panaudosite šią sistemą ir pasieksite finansinę laisvę savo ir savo šeimai, uždirbsite gerus pinigus ir būtent turėsite karjerą su mūsų kompanija.